Šiaip, Monika, man keista, kaip tu su tokiom dideliam akim savęs veidrodį nematai. Markas Markenzas Barigabot. Ką mes žinom apie Stonkų, jog Stonkas yra pedantas, jis nuvalo 99% visų bakterijų, o likęs tas vienas yra bareikis. Galva iškėlė, sako, ką jūs apie mane tokią pasakysit, ko aš nesu girdėjęs. Nežinau, Merūnai. Pone Merūnai, jūsų ūgio ir svorio santykis yra sveikas. Airidai, ne tai svarbu. Svarbu yra artikuliacija. Mokomės aiškiai kalbėti. Kas yra? Žmonės man šupdami aiškiau kalba nei tu. Stresas šiandien prasideda visų pajėgumų rausta rytoj. Yra situacija viena tokia. Yra 2 renginių pasirašymas per vieną dieną. Kablys supakapino ir mums ten pradėjo siūlyti atkelkit renginį, atkelkit dar kažką, kai mes jau pasirašėm sutartį. Bet viską iš anksto žinojom ir jie užmiršo, kad turi dar kitą renginį. Ir jiems irgi reikia pasiruošti kelių dienų. Tai dabar yra 2 komandos, kurios stato raustus. Tiksliau ne raustus, vienas stato burleską, kitas stato mums raustus. Viskas, kas ant scenos yra mūsų, viskas, kas yra čia, yra ne mūsų. Mes dabar prašaunom vieną dieną garso čekino, tai realiai viską turėsim padaryti per rytoj rytą, žinai. Jau su tokiu minimaliu stresu ir visą kitą. Tai va, mėlėjai, jau čia pirmą kartą raustuose turim 3 skirtingas komandas, kur dirba. Niekad neturėjom, žinai, patys viską nuo visų šitų garso iki dekoracijų, viską patys darydavo. Bet dabar iš naujo šviežią lapą vėl, žinai, maždaug labai profesionaliai. Tai bus pastatyta speciali mums scena. Dabar irgi matos, yra biški pailginimas scenos. Ten tokia yra tie stelažai, neselažai, pakelos padėtos, tiesiog pailginom, žinai. Realiai viskas bus nuo nulio sukurta scena mums, pagal Merūną, pagal operos stilių. Tai va, bus daug šviesų šitoje vietoje, kur dabar esam, čia bus orkestras, tokia mažas naujas niuansas. Nes kas kart galvojam, ką naują pridėti. Ir dar bus vienas naujas dalykas, tai pamatysit Baggy B. Kas? Jisai išeis į sceną pasirodyt. Tai bus žiauriai fainai iš tikrųjų. Aš tikiuosi, kad bus žiauriai fainai. Streso daug, sakiau dabar 2 komandas dirba, nes čia daro burleską ir dar turi daryti mūsų, žinai. Tai čia pasidalinė yra vaizdą dar, žinai, tipo pačią, dar sunku pasakyti, kas yra. Bet šiandien kokią 5-6, dabar yra 12. Jau sakė, 3 valandą turėtų būti pakila mūsų. Laukiu ir jaudinus beveik. Trys valandos iki žmonių leidimo. Dar reikia garsą pasitikrinti. Dar nepadarėm šitą. Dar laukiam visų žmonių. Man streso yra lygis jau pakilęs, va čia, visur. Su vakar lyginam. Su vakar šiandien tas pats, žinok, biškės iškritęs dabar jaučiuosi. Bet manau, viskas bus gerai. Visą laiką viskas būna gerai. Visą laiką galima biškį pavėlinti. Tai va. Technikam nėra spalva pažymėta, ten kita ir tada žymiai paprašiau gradėtai. Visi kiti... Galim pagulyti. Bet nežinau, pasieks. Reikia vėl žymyti.
Kiek karti galėsim dėti kėdės bėgių? Kiek man mikrofų galima eiti, kiek sakyti žmonėms, kad jie nutoltų nuo mikrofono, jeigu... Galima judinti mikrofono, negalima judinti mikrofono, ar sakyti dalyviams, kad jie absoliučiai neliestų jų? Taip, 3, 2, 1, aš Rafailas. Ai, aš būtų taip, ar ne? Gerai, aš esu taip. Biškutė, ne? Gerai, tai žodžiu... Vienas, du, trys, vienas, du, trys. Wow, žiauri kietai. Fred, aš šokė, blėt. Čia taip padarysim? Ui. Sveiki. Vakaras, koks nuostabus orkestras. Nežinau, ką jūs man primenat, bet greičiausiai antikvarinis Kašpirovskio dantis skatino figūrą. Toksai, žinai, Merūnas Vitulskis ant paskutinės S įstojo. Merūnas Vitulskis. Padarom. Merūnas Vitulskis. Žiūrėkit, o negalim mes pradėti nuo šito kilimo, ne nuo nes tas aš labai atsiprašau už kritiką, bet kartu darom renginį, čia net ne kritika, toksai pastebėjimas. Gal mes pradėkim nuo to. Aš galiu netgi, pavyzdžiui, ant mano žodžių kažkuriu jau prasidėti šitas intro ir aš įstosiu, kad būtų Merūnas Vitulskis ir tada tas antras, o gražuolė buvo fantastiškas. Pirmas kažkoks labai skystas. Pabandom? Davai, labai gerai dabar buvo. Tai žiūrėkite, žinot kaip? Aš jums duosiu ženklą, kada, arba po o dabar, ne, arba po ponios ir ponai. Gerai? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o. 1, 2, labas vakaras. Čia mes neturim monitoriaus. Gablija, labas vakaras, Antanai Kislekai. Nice jacket. Kai išgėręs linksmesnis būni kažkoks. Labas. Kaip dabar? Dabar jau gerai. Dabar, kai jau kėdės išsidėlioja, kur jau viskas paruošta, jau gerai. Jau nuotaikėlė, tai jau... Tai gerai. Gerai, žiūrėsim, kas bus. Derinam dar visus niuansus, nes jiem Merūnos negalim be dainos leisti, nes norim ištikėti muziką. O jeigu išgirs netyčia, žinai, tai va šitas va dalykas. Viskas gerai, reikia grimuotis ir darysim dabar mini intervus. Rokelis filmuoja, visą laiką darom tokią tradiciją, turim raustų, kad pagausim kaip laikosi, kad uždėtume paskui tos kadrus į raustų visą dašą per perėjimus. Žinai, kaip juokinga, kad kai scenoje visai dėlus bičas, ką?
Blem, aš tos dienos laukiau. Nu, man atrodo. Iki 3 metų. Publikas tiesiog girdisi. Aha, girdis labai. Tai... čia reikia tada. Aš nusipirkau. Man tai biškima tik tiek. Neįmanoma pokalbio palaikyti. Jau teisinasi. Svarbus dalykas, nepamirštam gale padėkoti Merūnui tiesiog, kad atėjo, kad nebūtų, baigiau baidimą iš manęs tiek ir nusisuku ne į Merūną. Ne, tiesiog atsisukit, aš tau galite mūsų pitaką, bet nehekinkit, nepertraukinėkit nei vieno... Nereaguoti. Ir nesėdėkit su rauktais veidais, reaguokit, jokingai. Taip, bet reiškia su rauk kaktą, nes jau taip natūraliai buvo. Jau tokį truputį. Labai keistas paradas. Palauk. Šiaip, viskas gerai. Kaip dabar? Manau, kad viskas bus top. Kaip dabar? Dabar yra didžiausias jaudulys, jau renginys prasideda. Prasidės pirmieji šaukiniai, pirmieji viskas. Tai gavosi, kad vieną šotuką, antrą, po to... Nes kiekvieną kartą aš girdžiu, kad bus šiemet ir darys tik.